Manau, kaip visi matė, kad varžybos tikrai buvo labai sunkios. Pradėjom gan neblogai, bet paskui įsivažiavo. Mūsų gynyba šiek tiek buvo skylėta, bet gaila, kad tik tais gale, kai supykom, tada pradėjom rodyti žymiai geresnį krepšinį, manau, bet vis tiek padarėm, man atrodo, mažiau klaidų, išlošėm kamuolius, kažką pagerinom, taip kad, manau, nebuvo taip viskas blogai, kaip atrodė. Šau klausimų, Robertai. Ačiū. Robertai, tas nesportinis, sakykime, susistumdymas su Pačiulė, čia yra išraiška įtampos kažkokios varžančios ar žaidybinės situacijos? Ne, vienas įk paskėlė galvą, antras įk traukė dantis iš alkūnės, tai manau, kiekvienas supyktų ir kažką bandytų susistumdyti ar kažką, nežinau, bandžiau atsakyti to pačiu, kuo jis man darė. Aš pirmas nepradėjau.